Sveiki, vaikai! Kaip jūsų savaitė praėjo? Ketvirtadienį mano mama išvažiavo į Prancūziją slidinėti. Tikriausiai smagu keliauti. Labai smagu. Mano mama važiavo ten su tokiu autobusu. Keliauti visada būna įdomu. Labai smagu. Keliavau kiekvieną vasarą į Lietuvą su mašina. Ir aš tik su lėktuvu. Šitą vasarą aš skrisiu į Lietuvą ir švęsiu mano sesės gimtadienį Lietuvoje pirmą kartą. O aš važiuosiu su mašina į Lietuvą per vasarą. Aš irgi, bet savo gimtadienį švęsiu. Ir aš savo gimtadienį švęsiu. Aš irgi. O kur jūs buvote nukeliavę? Aš buvau nuvažiavusi į Prancūziją, buvau Lietuvoje, buvau Turkijoje, buvau Londone. Aš buvau Lietuvoje, Londone, Dominikos Respublikoje, buvau Tunise, Ispanijoje, Italijoje. Aš buvau Lietuvoje, Anglijoje, buvau Prancūzijoje, buvau Ispanijoje, buvau Turkijoje, buvau Lietuvoje ir dar buvau Vokietijoje ir Suomijoje. Ir dar buvau Egipte. O kokie tam buvo žmonės? Kiekvienoje šalyje žmonės skirtingi. Ko jie skiriasi? Kitokia kūno spalva. Jie kitaip apsirengė? Visų dievai yra skirtingi. Jie kalba skirtingomis kalbomis. Jie kitaip elgėsi? O su kuo kalbėsime šioje laidoje? Sandra Bogdanova. O kas jie tokia? Keliautoja ir antropologė. O kas yra antropologija? Tai mokslas apie žmonės ir kultūrą. Girdėjau, kad jie žino, kas yra samiai. O kas yra samiai? Jie daug keliauja ir beveik nekalba. O kaip jie bendrauja? Jie turi savo kalbą. Bus įdomu pakalbinti Sandrą. Tai gal skambinam? Skambinam! Va. Sveiki, Sandra. Mes kalbame apie keliones ir man labai patinka jie. Papasakokite apie save, ką veikite gyvenime. Mano vardas Sandra Bogdanova. Prieš 4 metus baigiau archeologijos bakalaurą Vilniaus universitete ir tuomet išvažiavau pasidairyti po pasaulį bei sunkiai dirbti, kad studijuočiau Arktyje. Ten, kur vėlyvą rudenį vandenyną užplūsta kuprotieji banginiai, o žiemomis dangų laižo šiaurinės pašvaistės. Ir štai jau 2 metai, kaip studijuoju įvairių pasaulio šalių mažasias tauteles, jų raidą, kalbas, teises, įvairių augalų panaudojimą. Šiuo metu rašau baigiamąją disertaciją apie tai, kaip šiaurės tautos, tarp jų ir samiai, senais laikais naudojo ir tebenaudoja medžių, o ypač pušies, vidinę žievę kaip maisto šaltinį. Kas yra samiai, ką jie veikia, kaip atrodo ir ar suprantate jų kalbą? Samiai tai šiaurės tauta nuo seno gyvenanti ir keliaujanti su šiaurės elniais. Atklydo jie greičiausiai iš Altajaus kalnų Azijoje. Dabar daug samių šeimų gyvena miestuose, bet vis tik kalba savo kalbą, kuri šiuo metu turi 9 dialektus. Priklauso jį fino-ugrų kalbų šeimos grupiai, tad ją dalinai supranta suomiai, estai bei kitos to regiono tautos. Lankantis skirtingose gyvenvietėse, žmonės noriai mane moko vietinės tarmės, tad šiek tiek pramokau skolt, liulę, inarį ir šiaurės samių kalbų. Kodėl jie buvo verčiami mokintis norvegų kalbos? Tai dabartinės šiaurės šalis, o ir kitos didelės valstybės kaip Kanada, Australija ir kitos vykdė tokią žmonių suvienodinimo programą, ypatingai 19 amžiuje ar 20 pradžioje. Tai labai panašiai kaip Lietuvoje dar prieš kokių 25 metus ir truputėlį daugiau. O prasidėjo viskas neatmenamais laikais, kai žmonės ėmė vieni su kitais kariauti, vystėsi viskas iki karalysčių, didelių imperijų. Mažoms tautelėms atsilaikyti prieš didelės armijas būdavo labai sunku. Didieji jas pasisavindavo, liepdavo mokėti duokles, mokesčius, surašydavo taisyklės, kurių visi privalėdavo laikytis.
Tai bendrinė daugumos kalba buvo viena iš tų taisyklių. Kur jie gyvena ir ar šventė Kalėdas? Daugiausiai samių gyvena Norvegijoje, taip pat Švedijoje, Suomijoje ir Rusijos šiaurės vakaruose. Nemažai išeivijos samių gyvena už Atlanto, tai yra Aliaskos valstijoje, Šiaurės Amerikoje. Kalėdas švenčia tik pastaruosius kelis šimtus metų. Iki tol, kaip ir baltai, šventė žiemos saulėgrįžos šventę, su dainomis, ugnies apeigomis, būgnais. Mitologija truputį panašiai mūsų protėvių, proto baltų. Kas svarbiausia jų genty? Na, samiai gentimis seniai nebegyvena, bet jie save laiko viena didelė šeima. Manęs dažnai prašo perduoti linkėjimų, kad ir dėdė žmonos močiutei, ar pusbrolio mamai, ar panašiai. Tai jiems labai svarbi jų tapatybė. Kadangi žmonės ganėtinai išsibarstę, jiems lygiai taip pat svarbi ir vienybė. Ypatingai tapatybė įprasminama per kalbą. Taigi, gimtosios kalbos išmanymas didelė garbė ir vertybė. Kur buvote nukeliavusi? Kas įsimintiniausia, kas padarė didelį įspūdį? Tarkim, prieš kelerius metus esu buvusi netoli šiaurės ašigalio, kur leidausi į ledynų gelmes. Taip pat didelį įspūdį paliko pietryčių Azijos šalis. Tai Laosas, Kambodža, Vietnamas, Mianmaras. Žmonių geraširdiškumas ir kantrybė, tankus miškai, smarkios liūtys, šimtamečiai medžiai ir vienuolynai. Dar ten laipiojau olomis, dirbau džiunglėse ir sodinau japoniškas salotas, taip pat imbierą. Praeitą vasarą buvau pietvakarių Kinijoje. Ten mokiausi etninių mažumų, žmonių ir tarptautinę teisę. Toje provincijoje iš 56 Kinijos oficialiai pripažintų tautelių gyvena net 25 grupės, su dar daugiau pogrupių. Tai kalbam apie milijonus žmonių. Kiekviena jų su savo kalba, kultūra bei istorija. Ten būdama rašiau darbą apie kelių augalų žievės panaudojimą popieriaus gamybai. Taip pat ėjau piligriminius budistų žygius. Na dar man labai patinka Šiaurės Suomija. Tai Laplandijos dalis, kur dirbu su samiais. Šią žiemą kaip tik buvo -32 laipsniai. Tai šokinėjau iš laimės, nes priminė man mano vaikystės žiemas Vilniaus pakraščiuose, kai būdavo ypatingai šalta ir pusnis siekdavo mano pečius. O artimiausiu metu su augalų ir žmonių kultūrų tyrimų mokslais keliausiu į Pietų Afriką, visai ten, kur gyvena pingvinai. Bet be viso to tolimojo užsienio, man iš tikrųjų labai patinka žydintis pavasaris ir vėlyvas vasaros Lietuvos kaime, kuomet bunda gamta ir ima dūksti bitės. O su pirmais rudens saulės spinduliais ateina miškais auksinis ruduo. Buvo įdomu su jumis kalbėtis. Iki kito susitikimo, jei susitiksim. Tai dėkoju labai už klausimus. Linkiu nuostabios kovo 11-osios šventės. Būkit kūrybingi, drąsūs, stenkitės, mokykitės, skatinkit vieni kitus ir tikiuosi, kad greitai susimatysime. Tai gerų jums pirmųjų jūsų mokslų, būkit atkaklus. Gerai praleiskit laiką Londone ir kituose šalyse. Ačiū labai. Laimingai. Vaikai, mes tikimės, kad jūs nukeliausit į daug skirtingų kraštų ir pamatysite daug skirtingų kultūrų, kur žmonės bus labai įdomus ir linksmi. Ar tiesa, kad kiekvienas žmogus yra kitoks, Kristina? Taip. Kodėl taip manai? Nes visi žmonės kitaip veikia ir jie kitaip daro dalykus.
Ir aš tą patį galvojau. Vaikai, parašykit mums, kur jūs keliavot ir ką ten darėt. Siųskite mums elektroniniu paštu smalsiukai@ltlt.lt. Lauksim. Iki!